Sveiki, mėlyjeji. Mane pamatė turbūt dažnas pagalvos, kad dabar tai bus kažkas labai šmaikštaus, labai juokingo, o šiandien mane kažkaip juokas neima. Man liūdna, kad aš nematau savo kolegų, aš nematau šiandien čia aktorių, nematau kompozitorių, nematau rašytojų. Kiekvienu savo atomu, kad atėjo laikas pasakyti, aš ginu savo žemę, aš ginu savo valstybę, aš ginu savo tautą. Ir kaip signataro Rolando Paulausko dainoj ir amžinatilsį aktoriaus Genio, pabudome ir kelkimės. Aš turiu viltį, kad mes dar kartą pabūsime ir atsikelsime. Kviečiu Marių Jonaitį, Tautininkų sąjungos Kauno pramonės skyriaus. Šlovė patriotams! Priešais tave matau herojus. Taip, tai jūs. Jūs tie žmonės, kurie yra nepalaužti 20 metų nesėkmingų bandymų ir pasiryžę pakeisti Lietuvos istoriją. Sugrąžinti Lietuvos valdymą tautai. Mums. Nes mes ir esame tauta. Ir mes tai padarysime, nes trauktis nėra kur. Neklausykite skeptikų, kurie nuolatos kritikuos. Neklausykite cinikų, kurie kiekvieną kartą stengsis jūs pašiepti ar palaužti. Klausykitės tik savo širdies, kur jūs pasakys, jog darote teisingą darbą. Ir mes tai padarysime, kadangi esame lietuviai, didi tauta. Ir nesvarbu, jog gausus elito, kabutėse, būrys jums teiks kitaip. Neklausykite jų. Jie laikini, o nacionalinė idėja vardu Lietuva yra amžina. Šio referendumo iniciatyva yra tik pradžia. Pradžia naujo sąjūdžio, kuris sugrąžins Lietuvą į teisingą, tautinės ir socialinės valstybės kūrimo kelią. Ir pabaigai noriu pasakyti, ne, daugiau niekada nepasiduos lietuvių tauta! Kviečiame čia arčiau poną Kazimierą Garšvą. Ponas Garšva, mes seni bendražygiai, tai yra kalbininkas, bet ne tik, tai yra simbolis mūsų lietuvybės. Sveiki. Prieš 400 metų Mikalojus Daukša prašė neparduoti tėvų žemės, papročių ir kalbos. Bet atėjo priešai, padalino Lietuvą, paėmė žemę, o vietovardžius pavadino savaip. Kauną Kauno, Šiaulius Šaulį, Tauragę Taurogį ir visus kitus. Dabar ruošiamasi padaryti panašiai. Jau važiuoja autobusas Saliečniki Oranai. Išvertus reiškia druskininkai, o žaizdos. O iš tikrųjų šalčininkai Varėna. Ir yra Vilniaus ir Šalčininkuose rajone tokių autobusų per 100. Po mėnesio bus 2 įstatymai, kuriuose siūloma keisti vietovardžius, pavardės ir abėcėlę, gatves rašyti keleriopai ir kurti teritorinę autonomiją, kur žemelė Vilniaus krašto vėl būtų pusiau atskirta. Kas nenorit šito dalyko, kviečiam pasirašyti peticiją dėl valstybinės kalbos ir teritorijos vientisumo išsaugojimo, o 20 visuomeninių organizacijų rinks parašus, kad būtų išlaikyta ir Lietuvos žemė. Linkim jum geriausios sėkmės ir aš daug nešneku prie darbų. Valio prie darbų. Ačiū, Pauliui. O dabar kviečiam signatarą Algirdą Andriukaitį. Labą dieną, laisvi Lietuvos žmonės, nelaisvoje Lietuvos valstybėje. Poetė Degutytė yra pasakius, niekur mes toliau ir nenuėjom nuo pirmos neparduotos tiesos. Ir štai mes turime savo valstybės tiesą ir ją turime ginti. Iškart aiškina klastingai, kad pradžiai pirk žemę tik Europos Sąjunga. Tai yra, sakysim, Lietuvoje šiuo metu 1 hektaras kainuoja 1,1
tūkstančių eurų, Lenkijai kainuoja 4,5 tūkstančio eurų. Reiškia, kas tą žemę supirks? Artimi kaimynai nepirks, sakysim, kažkokie tai suomiai. Toliau, antra serija bus vėliau Kinija. Šiuo metu Kinija yra jau supirkusi pasaulyje 30 milijonų ariamos žemės. Kas laukia toliau mūsų pačių ir jų didelių pinigų, galima tik tai pagalvoti. Lietuvos kodėl taip yra? Lietuvos politinis elitas, kaip rašė Kraučas, yra kosmopolizuotas, liberalizuotas ir parsidavėliškas liberališkai visiškai. Ir jam rūpi tik tai tokie dalykai. Dėl to mes čia esame štai susirinkę. Šiandien mus nestebina, kad lietuvis jau negali pase įsirašyti, kad jis yra lietuvis. Šiandien mūsų nestebina, kad iš automobilių numerių buvo išimta trispalvė. Ir procesas yra toks, kad tuo metu, kai mes padavėm ženklą Europos Sąjungai, paguldė Seimo narį ant grindinio veidų į grindinį, ženklą, kaip mes galvojame ir kaip mes elgsimės toliau, tuo pačiu metu Hagoj buvo priimtas aukščiausiojo teismo įstatymas, kuris įteisino sukūrimą partijos pasivadinusios, pederastais ar panašiai, kurios programoje yra taip, 12 metų vaikai jau gali turėti lytinius santykius su suaugusiais. Tai mes tokioje situacijoje esame ir aš manyčiau, kad mūsų pagalvojimas dėl ateities neapsistotų tik dėl šito žemės problemos, už tai, kad čia yra labai svarbus, bet ne vienintelis, galvokim apie Lietuvos valdžią. Dėkim visas pastangas, aiškinkim žmonėm, kad Europos Sąjunga, kaip sakė Lietuvoje esantis nuncijus Bonazi, Europa pasisakė už išėjimą iš istorijos. Štai jau žodžiai. Todėl tikėti tais aiškinimais iš Briuselio mes negalime. Ačiū Jums. Ačiū ponui Algirdui. Signataras Leonas Milčius. Mėly Lietuvos žemės gynėjai, lietuvių tautos gynėjai, Lietuvos valstybės gynėjai. Dar 1995 metų kovo mėnesį per Pelenų dieną buvo pradėtas svarstyti Konstitucijos 47 straipsnių keitimas. Tada vienintelė mūsų tautininkų frakcija, jau buvom tik tai aš, Mečislovas Trenys, Alvydas Balžintis ir signataras Kazimieras Uokas aštriausiai pasisakėme. Ne vieną perskaitėm pareiškimą, ne vieną kartą pasisakiau. Ir 96 metų kovo 11 dieną, taip pat kalbėdamas iškilmingam posėdy visai Lietuvai, tai, ką sakiau, kad svarbiausia yra žemė, svarbiausia yra Lietuvo žemė. Ja reikia, kol bus išlaikyta, kol žemė bus išlaikyta, tauta bus išlaikyta, bus ir valstybė mūsų išlaikyta. Nepaklausė tautininkų, vėliau neišrinko į Seimą. Man šiandien, nors straipsnius atspausdina, bet daugiau nelieka kaip kalbėti, kaip širdies kalba. O štai aš noriu paskaityti labai trumpai keletą pusmelių. Neparduot Lietuvos, neišduok Lietuvos, meldi motiną sūnų po karo, daži drobas žaliai, siuvo marškinius tartum berželiui, kaip kitai, tai drabužių spalva partizanų, kaip ir medžių miške, samanėlis, eglaitis prie kelio. Partizanai negrįžo, bet žemės ir giriaus išliko, liko vardas valstybės po metų ilgų atstatytas, tik ir vėliai, juodas varnas prie Nemunų klykia, Lietuvosius vaikams ateity, kaip tokios nematyti. Kas didžiūnams, kurie postos pelninguose sėdi, kad prašys ir graudens, neparduok Lietuvos, neparduok žalių girių, savo gimtųjų sodžiaus, neiškiems atijūnams iš šalies svetimos. Nėra kam eiti į girią, o ir girius ne tavo. Privatu skelbia žmogui grėsminga lenta, kai nuo turtų siekimų vieniems širdis ir akys aptemo, nuo tada nemiela ir laisva kitiems Lietuva. Neparduot Lietuvos,
neparduoti jos žemių ir girių, kad turėtų vaikai, o ir paukščiai skrydę kur grįžti, kad išliktų vieta nors 3 milijonams lietuvių prie Baltijos jūros sotumos lopinėlis mažytis. Jeigu mūsų šiandien būtų čia ne šimtai, bet tūkstančiai, mes tikrai išlaikytume, kad Lietuvos žemė būtų neparduota. Bet ir tiek, kiek esame, visi kaip broliai, kiekvienos šeimos nariai, laikykime už rankomis. Darykime viską, kad įvyktų referendumas ir kad mūsų valdžios vyrai išgirstų tautos balsą ir pasaulis, Europa išgirstų Lietuvos balsą. Lietuviai net nori ir neparduoti savo žemių. Ačiū Jums. Ačiū Jums. O dabar tiesiog toks mažytis permušimas iš jaunos kartos. Visi turbūt pažįstat, tie, kurie naudojasi internetu. Tai yra jau naujos technologijos, naujas požiūris ir nauja karta. Elona Stasiūnaitė. Labą dieną, Vilniau. O Vilnius kur? Labą dieną, Kaune. Labą dieną, Panevėžy. Labą dieną, Šiauliai. Labą dieną, Telšiai. Ir labą dieną, Klaipėda. O, labai trumpai, labą dieną, Žemaičiai, Aukštaičiai, Suvalkiečiai, Dzūkai. Aš esu remigrantė. Prieš 4 mėnesius mečiau visas emigracijas ir grįžau į savo namus. Nei vienas anglas, nei vienas prancūzas, niekas nepakovos už šitą gabalėlį apart lietuvaitės. Pakelkite rankas, kas turite Lietuvos Respublikos pasą. Taigi, šis dokumentas jums suteikia ne tik teisę, bet taip pat ir įpareigoja kovoti dėl to, ką turite. Matau vyresnio amžiaus kartas, žemai lenkiuosi, gal ne visada suprantu ir ne visada pasirašau tai, ką man liepėte daryti, bet aš kviečiu jaunus, čia matau, su akinukai stovi ir su plakatais, ir su vėliavom, jaunimėlį, jei ne mes, tai daugiau niekas. Jeigu norim čia gyventi, nustokim kalbėti, einam dirbti. Myliu Panevėžį. O dabar į sceną kviečiam Algimantą Matulevičių, Tautos vienybės sąjungos pirmininką. Labą dieną, brangus tėvynainiai. Tėvynė ateina mums su pirmaisiais mamos pasakojimais, su pasakom, su ta gamta, su pavasariu, su supratimu, kad aš čia gimiau, čia mano tėviškė, čia mano artimieji ir čia mano artimųjų kapai. Tai yra tėvynė, kurios sampratos niekaip nesutalpinsi jokius įstatymus ir jokias konstitucijas. Ir kai man aiškina, kad aš europietis ar aš pasaulio žmogus, tai man labai gerai atsimena to šveplaus buvusio sovietų lyderio Brežnevo pasakymai, kad susikūrė nauja formacija tarybinis žmogus. A kur dabar tas tarybinis žmogus? Išgaravo kaip dūmas. O lietuvius trėmė, vežė, rovė, bet neišnaikino. Mes tvirti. Mano supratimu, didžiausias mūsų priešas yra abejingumas. Todėl, tautiečiai, padarykime viską, kad va šitą ateinantį kartą suprastų, kas tai yra tėvynė, tėvynė Lietuva, kad į mums lietuviams yra vienintelė šioje žemėje, šitame gintariniam žemės lopinėlyje. Sėkmės už ateinančią, gražią, turtingą ir dvasingą Lietuvą. Sėkmės mums visiems. Ačiū. Dėkui ponui Algimantui. O dabar kviečiu Tautininkų sąjungos vicepirmininką Julių Panką. Vakar vakare teko būti Bauskėje. Ten lietuvių, latvių ir estų tautininkai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ir dabar, kai mūsų paklaus, kad Europos Sąjunga mus prievartauja, bet ar yra alternatyva, tai vakar buvo pakloti pamatai realiai alternatyvai. Ir iš tikrųjų, mūsų protėviai buvo svetingi, buvo geranoriški, bet kai ateidavo priešas ir juos bandydavo prievartauti,
jie pasiūsdavo tvirtai ir trumpai, velniop. Tai kai Europos Sąjunga ateis pas mane ir nuspręs užnuodyti mano vandenį, mes ją pasiūsim. Velniop. Kai Europos Sąjunga ateis ir norės atimti mūsų žemę, mes ją pasiūsim. Velniop. Kai Europos Sąjunga nuspręs, kad mūsų vaikus ir anūkus gali įsivaikinti ir auginti pederastai, mes ją pasiūsim. Velniop. Ačiū, būkim tvirti. Žinau, kad Haliai tikrai buvo ponas Dionysas Varkalis. Tai yra Lietuvos piliečių sąjungos tarybos pirmininkas. Garbus svečiai, mėly kauniečiai, Kaunas mano mylimiausias miestas. Aš skaitau, kad Kaunas sostinė buvo ir bus Lietuvos, nes čia yra daug lietuviškų piliečių, kurie gynė ir gins mūsų valstybę. Šiandien aš matau, kas darosi Lietuvoje. Kada mes Klaipėdoje sėdėm į savo autobusą važiuoti į Kauną, 5 autobusai išvažiavo į Briukselį ir išvažiavo į Angliją arba į Airiją. 5 autobusai išvežė mūsų jaunolius dirbti ten. O kiek tai mums kainuoja? Kainuoja milijardai juos išmokslinti. Deja, mūsų valdžiai nerūpi. Taigi aš tikiu Kaunu, kad Kaunas prisidės ir mes laimėsim. Jeigu ne, skaitykit, šitą imperiją, naujoji imperija įvalo teritoriją, kad mūsų neliktų, kai buvo sovietų laikais. Mums Lietuva įdomi, tik be lietuvių. Deja, mes to negalim leisti. Tikiu Kaunu, tikiu Lietuvą. Neleiskim parduoti žemės ir savo gelmės turtų. Ačiū uždėmesį. Romas Kaulinis, iniciatyvinės grupės narys. Ir Kauno simbolis. Ačiū labai, sveiki visi susirinkę, labai dėkoju visiems, kad mes čia, tai reiškia, kad Lietuva dar gyva. Šiais laikais mums visiems kala į galvas, kad mes nevykėliai, kad mes pavydus, kad mūsų didžiausia svajonė, kad kaimyno karvė padvėstų ir visą kitą. Netiesa. Melas. Mes esame tauta. Mes esame vieningi. Mums kala į galvas, kad mes esame nevykėliai, kaip dabar sako, lūzeriai. Mes nesam lūzeriai, žinot kodėl? Iš milijonų spermatozoidų vienas pasiekė tikslą ir tai esam kiekvienas mes. Mes tarp milijardų konkurencinę kovą jau esam laimėję. Ir nuo šito taško reikia pradėti mąstyti. Mes nesam lūzeriai, mes nesam gamtos klaida, mes nesam atsitiktinumas. Mes esam dėsnis ir vieną kartą mes jau pergalę laimėjom. Dabar mes renkamės kitai pergaliai. Mūsų konstitucija sako, kad Lietuvos valstybę kūrė tauta. Kas yra tauta? Tauta esame mes. Lietuvos valstybę kūrė tauta. Suverenitetas priklauso tautai. Kas yra tauta? Tauta esame mes. Kas yra Seimas? Tai yra tautos išrinkti jos atstovai. Jie nėra tauta. Jie privalo vykdyti tautos valią. O tautos valia reiškiama tiesioginės demokratijos būdu per referendumą. Kiekvieno referendumo nutartis Seimui yra privaloma vykdyti. Tik tai susigrąžinę galimybę referendumui mes galėsim realiai įtakoti savo gyvenimą, savo valstybės ateitį ir drąsiai pasakyti ne gėjų eitynėms, ne žemės gelmių nuodijimui ir ne kišimusi į Lietuvos valstybės vidaus reikalus. Mes visi kartu laimėsim. Ačiū Romui. Na ir kai visada gavau čia tokį laišką eiliuotą, kurio gal viso neskaitysiu, bet tiesiog, kad būtų jums aišku. Eilėraštis vadinasi Motina tėvynė. Manoji Lietuva, motina, tėvynė, Marijos žemė tu esi. Pabusk pilietį žemę mynės, stokim eilėm kovon visi. Laukia kova negailestinga, plepėt, kretėt mums nevalia. Rodos lyg nieko mums nestinga. Tėvynė laukia pagaliau. Manoji Lietuva, motina, tėvynė, Marijos žemė juk esi. Pabusk pilietį žemė mynės, stokime eilėm kovon visi. Taip parašė Jonas Pukis iš Panevėžio. Paplojam ponui ir gal kitą kartą visą eilėraštį paskaitysiu, dabar tiesiog jis ilgokas yra.